Jackie. Jacquelinos Kennedy Onassis gyvenimo meilės ir stiliaus istorija. Ištrauka. Įžanga. Graži, išsilavinusi, rafinuota, tikra karalienė, gebanti pelnyti tikingiųjų pagarbą ir paliesti paprastų žmonių širdis. Ant mūsų rankų pirštų suskaičiuotume moteris, kurias vienreikšmiškai galėtume vadinti stiliaus ikonomis, tokias, dėl kurių kyla ne ginčai, o sutampa nuomonės. Viena iš jų, Jackie, kelianti susižavėjimą, nors sekti jos pavyzdžių niekada nepamiršta. Ji gyveno 20-ame amžiuje ir istorijoje paliko protingos, ryžtingos, taktiškos ir nepaprastą charizmą turinčios moteris įvaizdį. Jackie buvo diskretiška, bet gundanti, o likimas jai nepagailėjo turtų, sėkmės, visuomenės dėmesio ir sielvarto. Ji buvo trapi ir jautri, gavusi pakelti sunkius gyvenimo išbandymus. Ji buvo drovi ir santūri, pasmerkta amžinai būti dėmesio centre, todėl visada elegantiškai ir gražiai, draugiškai besišypsanti kiekvieną fotoaparato objektyvą. Išliko tūkstančiai Jackie nuotraukų, tačiau ir jos vidinis paslaptingumas, sielos laisvė. Kaip teisingai pasakė aktorė Natalie Portman, suvaidinusi ją biografinėme filme Jackie, kiekviename žmoguje slypi paslaptis, bet Jackie paslaptis didesnė daugelį iš mūsų. Jackie realybė niekada nebuvo tiksliai tokia, kaip atrodė. Nuo pat vaikystės jie apžaisdavo tikrovę pagal savo vaizduotę. Jacqueline Levi Bauer augo idealizuodama žavų į kvaišteliusią tėvą, kuris jai skiepė žavaus elegantiško santūraus moteriškumo sampratą. O motina jį nuolat mokė, brangioji, sutiktam vyrui negali pasirodyti protingesnį už jį, nes jį atbaidysi. Tuo metu mergaitės buvo auklėjamos siekti sėkmingos santuokos ir tapti tobulomis žmonėmis, bet toks moteriškumo buvo tolimas ambicingąją Jackie, kuri nuo mažumės tiksliai žinojo, ko nori ir kaip to pasiekti. Pirmąjį žingsnį svajonės link žengė būdami 18, persikėlė per Atlantą ir išvyko studijuoti į Paryžių. Atgal grįžo jau žavinga, netradicinio grožio mergina, kuriai buvo sunku atsispirti. Ji buvo atletiška ir liekna, priešinga aksominė minkštučiam Marilyn Monroe įvaizdžiui. Jai nestiko tvirtumo, charizmos ir gero skonio, o dar jį puikiai išmanė, kaip veikia žiniasklaida. To buvo išmoksta dirbdama fotožurnalistė dienraštį Washington Times Herald.